Kas pas jūs pietums, kas vakarieniai, pas mus lietiniai. Paprastas, bet neprastas receptas. Kągi, imu greitkratį, jisai turi matavimo skalę, tai tiesiai į jį pamatuosiu pieną. Imu 200 ml pieno, greitkratyje sumatuota kas 50 ml, kas 10 ml, tai galima atmatuoti pakankamai tiksliai ir dabar į tą patį greitkratį įsijosiu miltų. Miltų įsijojam tam, kad kepinys būtų be bumbuliukų ir skystis lengviau susimaišytų su miltais. Miltų irgi reikia 200 ml, tai tiesiog dasijoju jų iki 400 ml žymos. Toliau dedu porą šaukštelių cukraus. Jeigu keptumėt sūrius lietinius, tarkim su mėsa, su dešrelėm, su sūriu, tada cukraus nedėkite, o dėkite tik tai žiupsnelio druskos. Ir įpilu šaukštą aliejaus. Toliau įmušu 2 kiaušinius. Įmušus kiaušinius paplaksim tam pačiam greitkratyje, tiesiog įdėsiu tą baltąją greitkračio dalį, kuri yra toksai tarsi sietelis, kad geriau plaktųsi ir geriau susimaišytų miltai su skysčiu ir užspaudžiu dangtelį. Kol naujas greitkratis, jo dangtelis yra toksai kietokas, tai taip tiesiog stipriai spustelkit ir tada uždarom mažąjį dangtelį ir plakam. Pirštą geriau uždėkit ant mažojo dangtelio, kad maža ką neatsidarytų, paplakat, išleidžiat orą, kad tie burbuliukai susidarę slėgis viduje išeitų, tai ypač aktualu, jeigu plakat mieliniai tešlai tokį įmaišalą, gerai aktyvinti tokį įmaišalą, būtinai išleiskit orą. Ir viskas, jau dabar yra mūsų išplakta, truputėlį lukteliu, kad tešla nusileistų atgal į indelį, nes reikės pradaryti dangtelį ir pažiūrėkit, greitkračio sienelės yra tokios slidžios, tešla labai gerai nusileidžia ir praktiškai nieko nelieka ant dangtelio. O dabar įpilsiu verdančio vandens. Verdančio vandens iki 500 ml žymos. Tiesiog matuoju pačiame greitkratyje, žiūriu, kad būtų ties 500 ml žyma ir viskas. Dabar jau paplaku šluotelę, nes karštų dalykų greitkratyje neplakite mažą ką, kad neatsidarytų, tai čia tiesiog paplakame plakimo šluotelę. Ir dabar uždedu dangtelį, kad būtų galima pilti tiesiog į keptuvę ir kepam lietinius. Tešla pakankamai tąsi, nereikia net laukti ten, kad jinai pabrinktų, kad lietiniai gerai gautųsi. Tiesiog paimam, pakepam vieną pusę, apverčiam ir dedam į lėkštę, įdėję į lėkštę, juos ištiesiam. Truputėlį patepkit keptuvę aliejumi ir žiūrėkit, pilam maždaug 7 lietiniams čia tešlos yra. Ir kai įpilam, žiūrėkit, paskutinis lašelis netykšta kažkur per kraštą, jisai nenubėga, o jisai grįžta atgal į greitkratį, o tešlą truputėlį pavartau keptuvėje, kad jinai tolygiai pasiskirstytų ir tolygiai keptų. Taigi toksai tas yra greitkratukas, kągi dar su juo galima daryti, tai kaip sakiau, mėliniai tešlą įmaišalą, girai įmaišalą aktyvinti mėlės ir taip pat paplakti kokią kiaušinienę, kokią kokteilį susiplakti, toksai ir kaip gertuvėlę galit naudoti, arba jeigu pieną norit supilti, galit naudoti. O jeigu norėsite įsigyti tupperware gaminių, ar tokį greitkratuką, ar kitų tupperware gaminių, visada rašykit man ir šitas greitkratukas man toks linksmas su karvytėm, toks mielas ir 600 ml talpos. Tai jeigu norėtumėte tokio, rašykit man. Iki mielų.